Prašom visi pereikime per šitos vartus ir ateikime į šventę pilnai pasiruošę, nusivalę kasdienės dulkės, įeikime pilni energijos, pilni daug grįžtų ir daug svajonių. Kai duosiu startą, jūsų užduotis yra atjoti sveikiems, linksmiems iki manęs. Visi palaikom plojimais. 1, 2, 3. Taip, plojam. Ir atgal. Vau, štai ir atjojo, tu jojikai. Taip, drąsiausiams, kad būtumėt su kuom paraginti jums arklius ir nepaklusnius už drąsiausiams. Prašau jums. 1, 2, 3, pradedam. Palaikom kas ką. Jiems vieni jokai dabar taip iki 12 lauksiu. Vardu nežinau, bet kas už kairįjį, kas už dešinįjį. Na, galit palaikyti plojimais. Tai yra sveikos gyvensenos propaguotojai. Gerkime tik tyrą vandenį, vadinasi, tas žaidimas. Vyriškai taip, kad vis tiek nugalėjo draugystę, aš supratau. Ir jūs vienas be kito negalite. To jums už tai, kad jūs čia sudalyvavote, jums bus specialūs prizai. Bet jeigu jūs dar susirasite dar 3 draugus, vieną komandą jau galėsime sudaryti virvės traukimui. Čia jums? Abiem draugystės. Jūs matai, kokie jie draugiški. Šaunoliai vaikinai, kurie išdrįso sudalyvauti, taip netikėtai žaidime. Vaikinai renkasi. Taip, prašom prie virvės. Dar neliečiam. 3. Na, dar 2. Ir vieną merginą dar vos jau išgerdom skaitos, jau pareim. Ką ten numetėt, a? Gerai, prašom. Nu, kaip tik 5 ir yra. Gerai, prašom. Čiumbam už virvės. Ir dabar noriu iškart pasakyti, tikrai žinau, kad tarp jūsų žiūrovų yra tokie, kurie galvoja, nu mes geriau galėtumėm. Užkart sudarykite 5 žmonių komandą. Taip, pasiruošėm. Žinote, užduotis yra tas, kuris nustums. Ar gerai išgirdot, vaikinai? Kas nustums, ne kas nutrauks? Klausotės? Gerai, šį kartą padarom traukimą. 1, 2, 3. Wow! Aiko! O kaip energingai ariam žemę. Mūsų gimtąją žemelę su geriausiais batukais. Šventiniais. Ir štai nugalėjo, kuri komanda nugalėjo. Palauk. Ir jūs turbūt esate visi iš Mažeikių ir iš Lietuvos. Iš Lietuvos, galite pasakyti, iš kur? Iš Klaipėdos pas mus yra net žmonių, kaip matote. Dar pas mus yra iš kur? Iš Mažeikių, kaip netikėta. Jūs iš kur? Mažeikiai. Jūs? Tai va, įsivaizduokite, tai yra draugystės komanda. Klaipėda, Mažeikiai. Na kas čia ta Klaipėda? Fit ir nulėkiam, taip? Kaip tu manai, gražu? Na, paragink dabar tu, kad ateitų taip. Kolega eina atnešti prizų, nes tikrai nusigraušite nagus. Laimės kiekvienas traukęs vyras po šaunų prizą. Ypač Joniniam. O! Alus į namus. Tad šie vyrai praktiškai be konkurencijos laimi visi 5 prizus. Kolega, siūlyk, ką toliau darysim, nes karšta. Tai gal iš tikrųjų pasilaistom, ar ką? Tu bėk. Šitaip, drįsai. Kas čia juokiasi? Publika juokiasi iš mūsų namų. Publika! Na, bandom pašokinėkim. Puikiai. Kas dar norintis? Norinčių atsigaivinti dar yra. Na, atrodė lengva, ar ne? Aha. Prašom šokinėti. Šokinėkit.
Aš manau, atsigaivino tikrai. Tiems, kurie nori dar atsigaivinti, tikrai kviečiu, nes tokia galimybė, tokia karšta diena, ne visada pasitaiko. 3, 2, 1 melodijos klausom. Lendam. Vyrai. Prašom, pats lengviausias tikriausiai šokis. Garantuojame prizus. Ačiū jums. Dabar palikim suaugusiem vietos, gerai? Dabar tik suaugusieji dalyvauja laimėjimo rungtyje. Čia antras nesiskaito, o 2 vyrai kol kas puikiai, vaikai, ačiū jums kol kas. 3 vyrai, kartojam, nes paskutinė žemiausia. Na, ar bus drįstančių tai padaryti? Na, nepavyko. Prašom. Puikiai. Na, ar pavyks? Bandykit, jums pavyko praktiškai prieš paskutinę, tai turi pavykti ir šitą. Ar užskaitom? Aš manau, kad tikrai jūs skaitom. Plojimai. Sakykit savo vardą. Andrius šiandieną labai daug dalyvauja ir jis nusipelno prizų. Taip, Andriau, tu tau atneš prizus. Timbo limbo jau pavyko. Toliau pradėsime, žinai, šaunuolis. Šaunuolis Andrius. O, bet tačiau, vandenukas patikinu iš mūsų gerbiamos Ventos. O, palaukit. Aš bandysiu viską jums paaiškinti. Va, vandenuko panašiai, aš irgi prisipilsiu. Komandos šitaip. Reikia kuo greičiau šitaip atbulinę ranką išpilti vandenį ir laimės gale daugiausiai turintis vandens komandos narys. Ar supratot? Tai yra, jūs turėsite parodyti man galutinį vandenį, taip ir jūs turėsit man parodyti, kiek vandens liko. Jūs turite laikyti, nes jūs esate paskutinė. Bandykim, nepabandę, nesužinosim, kaip viskas vyksta. 1, 2, 3, kilam, kas greičiau laimės tą komandą, kuri greičiau apšils. Nežiūrim, per nugarą. Išgerti šaltą gurkšnį galite, šitą komandą, nes šios komandos narė visą vandenį išpylė. Ačiū jums. Jums reikėjo vandenuko palaikyti. O jūs jau nežiūrėkit. Gerai? Nekerčiai šupelę. Na, pasiruošiam, kai sakysiu 3. Tada pradėsim pilti. Nežiūrint, va šitaip reikia. Va šitaip. Gerai? Ir paskutinysis iškelia savo, kiek turės vandenuko. Pasiruošiam. 3, 2, 1, pilam! Greitai pilam! Laimės tai komanda, ta, kuri daugiausiai. Nežiūrim. Na, komandos, atneškit, parodykit, kameruosim. Atneškit. Super, jūsų komandai daugiau, jums ačiū, o jūs pasilikit laimėjusiai. Galit paploti visiškai, jeigu patys nedalyvauja, tai nepavydaukit. Ir taip pat kviečiu suaugusiuosius. Irgi 5 žmonės, kurie laimėjo. Laimėtojai, taip, prašom ateiti ir pasiimkime prizus. Paliekime tvarkytis namus ir šeimų vėlai. Paleistos nuo grandinės, dabar geriausi mūsų vakarai. Į viršų kyla
socialus palauk. Ištaisykite patrankas, tegul išgirstas aš. Janinas ir Janus. Ar paploti galim? Koks gražus ir dar vienas. Ateik čia. Jūsų dėmesiui 2 bus 3. Atsisukit į publiką. Pasveikinkim kol kas dabar 3 mažiausius Jonus ir mažąją Janiną. Taip pat be aplodismentų negali likti ir mūsų didieji ir didžiosios Jonai ir Janinos. Šypsenos fotografai. Prašom. Ir ąžuolų vainikai jums, gerbėmieji, aidint nepaprastiems aplodismentams, kurių šiandieną jūs nusipelnėte.